Hola, hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Hispano Calba su Elisa. Me llamo Elisa o Elżbieta, encantada de conoceros. Y hoy el tema será sobre los homónimos. Homonimai dar yra dalinami į dvi dalis ir mes būtent šiandien pakalbėsime apie homografas. Vadinasi, čia yra tie žodžiai, kurie yra rašomi ir tariami vienodai, bet jie turi skirtingas reikšmes. Ir tam, kad suprasti mūsų pašnekovą, kokią reikšmę jis turi omenyje, mes turime suprasti pokalbio visą esmę, o tam reikia mokytis ispanų kalbos. Ir jūs schoolpalmar.com svetainėje galite pasižiūrėti įvairius mokymosi būdus, kuriuos galite išsirinkti arba mokytis grupėje gramatikos, arba lavinti ispanų kalbą ir dalyvauti tik pokalbio pamokose su ispanu. Mano mokykla dirba kaip lietuviškai kalbantis mokytojai, taip ir ispaniškai kalbantis mokytojai. Taip sakant, ispanai. Vale, yo pienso que podemos empezar. Ir pirmas žodis, kuris tariamas vienodai ir rašomas irgi, jūs netgi šiandien pamatysite kai kurios žodžius, kurie turi 3 reikšmes, o rašomi ir tariami yra vienodai. Taigi, pirmas mūsų žodis yra el banco. Gali būti suoliukas arba bankas, ten, kur yra mucha pasta. Taigi, ir pavyzdžiui, iš sakinio jūs iš karto suprasite, apie kokį banką, taip, el banco eina reikšmė. Fui al banco para pedir el préstamo. Nuėjau į banką tam, kad paprašyti paskolos. Te espero sentada en el banco. Laukiu tavęs atsisėdus ant suoliuko. Skirtingi sakiniai, skirtinga reikšmė. Ir mes iš sakinio būtent suprantame tai. Važiuojame toliau, nes jų yra keletą. Nada. Gali būti nieko arba gali būti trečio asmens veiksmažodis, kurio bendratis yra nadar, o el, ella, usted, nada. Tai vadinasi plaukioja ir nieko. Ir žinoma, los ejemplos. Para el examen dele no estudié nada. Egzaminui dėlė nieko nesimokiau. Labai blogai, reikia mokytis. Mi hija nada 2 veces a la semana. Mano dukra plaukia 2 kartus į savaitę. Sekantis mūsų žodis sobre. Sobre gali būti kaip ant kažko ir taip pat gali būti vokas. Y claro, los ejemplos, pavyzdžiai. Dejé la ropa limpia sobre la cama. Palikau švarius drabužius ant lovos. Hoy he enviado un sobre con la carta para mis padres. Šiandien išsiunčiau voką su laišku savo tėvams. Matote, kaip iš karto priklausomai apie ką mes šnekame, taip, kokius žodžius šalia mes naudojame, keičiasi visiškai reikšmė. Siguiente palabra yra Leo. Taip, Leo gali būti vardas arba veiksmažodis pirmo asmens aš, Leo, skaitau, bendratis leer, o pirmas asmo aš, jo Leo. Los ejemplos. Leo estudia en la universidad. Leo mokosi universitete. Yo leo muy poco porque no tengo tiempo. Aš skaitau labai mažai, nes neturiu laiko. Planta, o čia jau yra 3 reikšmės ir gali būti augalas, padas ir aukštas. Te traje nueva planta para tu nuevo hogar. Aš atnešiau tau augalą tavo naujiems namams. Por caminar descalza me ensucié las plantas. Vaikščiojant basai, išsipurvinau padus. Pues yo vivo en la 6ª planta. ¿Y tú? Aš gyvenu 6. aukšte. O tu? Lengva. Žinoma.
Man rodos, nuo pirmos pamokos, kurie mokiniai pradeda mokytis ispanų kalbos, jau jie susipažįsta su šituo žodžiu. Lengva gali būti kalba ir gali būti liežuvis. Ir ejemplos. Hablo 5 lenguas y entiendo 2 más. Kalbu 5 kalbom ir dar 2 suprantu. Por beber el té caliente me quemé la lengua. Geriant karštą arbatą, nudeginau liežuvį. O jūs ar visus žinojate žodelius iš tų, kurias aš dabar pasakiau, pačius žodžius ir žinoma jų reikšmę? Rašykite komentaruose, komentuokite. Man bus labai įdomu pasiskaityti ir taip mes galėsime su jumis bendrauti. O mes turime dar daug žodelių. Copa, vėl 3 significados. Ir mes turime taurė, pavyzdžiui, vyno taurė, taip. Visas medis, aš parodysiu piešinėlį, kad suprastumėte, tai visas jo medis be kamieno ir žinoma, čempiono taurė. Busco copas de cristal que me regaló mi abuela. Ieškau stiklinių kopų, kurias man padovanojo mano senelė. Hay mucho viento. Mira cómo se mueven las copas de los árboles. Labai didelis vėjas, pasižiūrėk, kaip juda medžiai. Quien gana va a recibir la copa de oro. Kas laimės, gaus auksinę taurę. Hojas. Medžio lapai ir popieriniai lapai. Me gusta el otoño porque las hojas se ponen amarillas y rojas. Man patinka ruduo, nes lapai pasidaro geltoni ir raudoni. Para esta clase hay que traer 3 hojas. Šitai pamokai reikia atnešti 3 lapus. Popierinius lapus, ne medžio. Lima, 3 significados. Na gerai, aš truputį palauksiu, o jūs parašykite komentaruose, kokias 3 reikšmes jūs žinote nuo žodžio lima. Taip, truputėlį aš palauksiu, kol jūs ten rašote komentaruose, pasižiūrėsime, ar visas 3 reikšmes jūs parašysite. Na, jau parašėte, gerai, vadinasi. Gali būti sostinė Peru, Lima, taip, kapitalė, Lima. Toliau, tai gali būti dildė, taip, dildinti nagučius. Ir tai gali būti laimas. Parašyte visus šitos 3, o dabar ejemplos. Quiero viajar a Lima, Perú. Noriu keliauti į Limą, į Perú. Se me ha roto una uña, necesito una lima. Sulūžo nagas, man reikia dildės. Pues yo prefiero limón que lima. Man labiau patinka, aš teikiu pirmenybę citrinai negu laimui. Sekantis žodis kapital. Prieš tai visi ankstesni žodžiai taip turi tą pačią giminę, o kapital priklausomai nuo giminės keis savo reikšmę. Pavyzdžiui, la capital sostinė, el capital capitalas. Madrid es la capital de España. Madridas yra Ispanijos sostinė. No tengo ningún capital. Neturiu jokio kapitalo. Cola, vėl toliau žodeliai, kurie turi tą pačią giminę. La cola, moteriška. Gali būti eilė, kur mes laukiame. Ispanijoje tai labai dažnai nutinka, kai reikia, pavyzdžiui, į savivaldybę kur nors eiti. Ir žinoma, tai gali būti uodega. Estuve esperando en la cola más de 40 minutos. Aš laukiau eilėje virš 40 minučių. Pobre perrito, le cortaron la cola. Vargšas šunelis, jam nukirpo uodega. Cara, veidas, la carita, veidukas ir gali būti būdvardis. Brangi, būtent moteriška giminė, cara. Tienes la cara pálida, ¿qué te pasa? Esi išbalusi, kas atsitiko? Esta casa es muy cara, cuesta 500,000 euros. Šitas namas yra labai brangus, kainuoja 500,000 eurų. Sierra gali būti pjūklas, rankinis, taip, sierra, arba kalnų grandinė. Mi tío es carpintero, le podríamos pedir una sierra.
Mano dėdė yra stalius, galim jo paprašyti pjūklo. Fuimos a pasear a la Sierra Calderona. Nuvažiavome pasivaikščioti į Sierra Calderona. Labai dažnai būna, kai kalnų grandinės yra ir ten dažniausiai būna nacionaliniai tokie parkai. Ir šitas pavadinimas jau kartu taip eina prie pagrindinio, pavyzdžiui, Calderona, tas pavadinimas ir Sierra kalnų grandinė. Ir čia kartu mes ir vadiname Sierra Calderona, Sierra Nevada. Ir lietuviškai, kai mes sakom, taip mes jau tai turime omenyje ir neverčiame, kad kalnų grandinė Calderona. Ne, mes tiesiog sakome Sierra Calderona. Consejo gali būti patarimas arba taryba. ¿Te puedo dar un consejo? ¿Ar galiu tau patarti? El consejo decidió seguir con este proyecto. Taryba nusprendė toliau dirbti su šito projektu. Ir čia buvo viskas, čia ne visi omonimai buvo pasakyti, tikrai ne. Kitą kartą aš padarysiu dar kitą video, bet su kita dalimi, kur mes tariame vienodai, bet rašome skirtingai. Bet čia kitame video, o šiandienai čia buvo jau viskas. Rašykite komentaruose, kiek žodžių jūs jau žinojote ir kokias reikšmes prieš man pasakant, jūs jau žinojote. Rašykite ir sužinosime, kas žinojo daugiau. O aš noriu jūsų, kaip visada, paprašyti, prenumeruokite kanalą, palaikykite, aukime kartu. Laiką neužmirškite, kad kuo daugiau žmonių pamatytų šitą video. Ačiū, kad buvote su manimi. Y ya nos vemos muy pronto en otro video. Chao!